Sveiki visi! Šiandien su Leokadija nusprendėm padaryti vėl naują laivą, nes praeitas mūsų laivas tikrai sulaukė daug dėmesio, komentarų, užklausų. Taigi nusprendėm pakartoti ir šiandien mes kalbėsim, galima sakyti, taip vaizdžiai apie aukštakulnius. Atrodo juokinga, galbūt su Fitline nesusiję, o iš tikrųjų aukštakulniai ir Fitline labai gali būti kartais susiję ir susiję per produktą Gelink Fit. Tai yra per sąnarius, per sveikus sąnarius, nes moterim aukštakulniai tikrai, manau, patinka, tinka, mėgsta moteris aukštakulnius, tai kartais tiesiog norisi, bet tu negali jų užsidėti, užsiauti. Ir todėl Leokadija šiandien pasidalins, nes jinai kaip tik pastebėjo po ilgesnio Gelink Fit vartojimo, kad galima užsidėti aukštakulnius. Taigi, perduodu žodį. Ačiū, Violeta. Labą dieną visiems. Prieš gal daugiau kaip mėnesį mes jau pasakojom apie Gelink Fitą. Dalinausi savo įspūdžiais, tai šiandien nusprendėme padaryti dar vieną laivą ir aš noriu pasakyti, kad po ilgesnio daugiau kaip pusmečio naudojimo kartu Gelink Fito tiek miltelių geriamų, tiek želio, tai aš noriu pasidalinti tą patirtimį, kurią aš įgavau. Tai pradėjau Gelink Fitą vartoti nuo pereitų metų ir aš tikrai pastebėjau, kad man pagerėjo sąnarių būklė, kremzlės, jungiamieji audiniai, ne taip skauda kojos, ne tokie sustingę sąnariai. Tada aš atradau dar tokį produktą Gelink Active Gel ir aš šitos produktus vartoju kasdien, duetas toksai yra. Tai jeigu Gelink Fitą aš geriu vakare po restoreito, tai želį aš vartoju 2 kartus dienoje, ryte ir vakare. Aš želiu tepu sąnarius, tiek kelio, tiek alkūnių, tiek kojų ir tiesiog noriu pasakyti, kad ne taip skauda kojos, o dėl kokios priežasties. Nepaslaptis, kad mes dažnai avime avalynę, kuri, ne visada būna patogi, kartais parduotuvėje dažnai išgirstame, labai patinka modelis, bet čia kažkur spaudžia ten kažkas. Ai, tai pranešiosite. Tai kartais būna taip, kad tas pranešiosite, prisitaikysite, tas kurpalius gal ne visą laiką mums yra labai tinkantis, bet mes vis tiek nusipirkę avalynę, mums labai patinkantį modelį, avime ją. Ir dažnai būna, kad iškrypsta tiek sąnariai pirštų, tiek tos kojos skauda, nes jos nėra tokioj patogioj formoj avalynės. Tai aš pastebėjau, kad po Gelink Fit kartu po šito dueto vartojimo man labai pagerėjo būtent kojų sąnarių ta būklė. Jau nebeskauda taip kojų, aš galiu ilgiau vaikščioti ir vienas mano džiaugsmas toks, kad aš galiu avėti aukštakulnius ir su jais jau vaikščioti, nes anksčiau šito negalėjau, labai skaudėjo sąnariai. Tai tas Gelink Fitas, jisai man padėjo išvengti sąnarių skausmo, jis daro poveikį tiek kremzlėm kojos, tiek net kaulam. Teko skaityti, kad jis net kaulams turi poveikį. Tai šiandien norėjau pasakyti, aš tikrai pajutau tą geresnę savo kojų būklę ir galiu laisviau vaikščioti ir avėti jau avalynę ne tik žemakulnius, bet ir aukštakulnius.
Taip, ir vat jeigu galbūt ne visi matė, nes vat šito produkto, man atrodo, Active Gel elektroniniai parduotuviai nėra ir daug kas galbūt ar nematė, ar neatkreipė dėmesį, bet jį tikrai galima įsigyti Vilniaus ofise. Tai jeigu kas turi ID numeriuką, galite patys parašyti laišką merginom į ofisą, nes šitas būtent Active Gelis tikrai komplekte su Gelenkfitu duos daug geresnį, stipresnį efektą. Tai va turėkite omeny, nes vienas į vidų, kitas į išorę. Ir dar gal kam kyla klausimas, kokiam laikui užtenka va šitos pakuotės Gelenkfito. Tai čia yra 270 gramų, bet tai yra 90 porcijų. Tai vienos šitos bonkutės užtenka 3 mėnesiam. Jeigu tiesiog tiksliai vartosit pagal taip, kaip parašyta, tai 3 mėnesiam. Iš tikrųjų, tai nėra tada labai brangus produktas, galbūt, kai kurie galvoja, nes padalijus iš 3 ir kai pajausi tą lengvumą kojose, tikrai verta išbandyti. Jis yra geriamas vakare, yra keli variantai. Galit gerti atskirai. Tai vienas šaukštelis į 100 ml vandens, tai tiesiog gaunasi citrinų skonio toks gerimukas, kokteiliukas. Galima gerti kartu su vakariniu restoreitu, nes vienas ar kitas skonis, kuris jums patinka, irgi puikiai dera toks derinukas kokteilį. Arba net skaičiau, galima net tokį iš 3 produktų padaryti kokteiliuką vakarinį, tai yra Beauty, Gelenkfitas ir restoreitas. Tai galima ir tokį. Taigi galit kombinuoti, kaip jums patinka, kaip tinka. Tai aš manau, aišku, jeigu dar Beauty įdėsi, tai iš vis bus labai ne tai, kad skanu, bet ir dar veiksmingiau, nes kolageno peptidai, manau, irgi turi teigiamos įtakos ir tom kremzlėm. Ir, žodžiu, tas lengvumas daug greičiau ateis. Taigi, Gelenkfitas tikrai produktas, aš irgi, kai pradėjau jį reklamuoti, aišku, man sunku reklamuoti, nes aš pati jo taip kasdien nevartoju, bet manau, kad reikia irgi pradėti, nes irgi paskaičiau, kad nuo 40 metų Gelenkfitą rekomenduoja net ir profilaktiškai vartoti, nebūtinai jau laukti, kada bus kažkokios bėdos. Tai galvoju profilaktiškai irgi jau įsivesti į savo rutiną, nes aš ir pasportuoju, ir daug vaikštau su mūsų šuniuku, parodysiu mūsų laivų draugas. Tai tikrai turiu ir, žodžiu, aktyviai gyvenu, tai tas kojas, ypač vieną kelį net ir man paskauda. Tai aš tikrai nenoriu, kad ten kažkas įsisenėtų, tai irgi įsivesiu. O vyresniam amžiui, tai manau, kad turėtų būti ta profilaktika tiesiog kasdien. Ypač tikrai skalsus produktas, 3 mėnesiam užtenka, tikrai verta išbandyti. Į sudėtį įeina varis, cinkas, vitaminas C, kurkuminas, ajurvedinių žolelių kompozicijos, jūros dumblių milteliai ir gliukozaminas ir chondroitinas. Aš nesu medikė, biologė ir ten, bet sakau taip, surašiau tą sudėtį. Tai manau, kas susiduria su problemom sąnarių ir kremzlių, tai tikrai žino tos pavadinimus, ypač gliukozaminą, tai net ir aš žinau, nors sakau, nesu aš gydytoja, tai čia irgi tas toks tikrai geras produktas su NTC technologija, kaip ir visi Fitline produktai, tai reiškia, kad įsisavinimas bus tikrai praktiškai 100%, nes šita technologija yra patentuota, gaminamas Vokietijoje, ne kažkur kitur. Taip pat yra QR kodas, kur galit patikrinti ELAB nepriklausomos laboratorijos išvadą dėl šito produkto. Tai yra labai gerbiama nepriklausoma pasaulinio lygio laboratorija, kuri bet kurioje šalyje, bet kurį Fitline produktą gali paimti, patikrinti ir tas išvadas viešai skelbti savo puslapį. Taigi gali tikrai pasitikrinti, kad produktas, kada jis tikrintas, kokios gautos išvados ir įsitikinti, kad tai yra puikus produktas. Taigi, jeigu norit aukštakulnius savėti ne tik jaunam amžiui, bet ir vyresniam, tikrai pradėkit rūpintis savim, savo kojytėm, kojų lengvumu jau dabar. Ypač, kai šie produktai jau Lietuvoje yra labai, galima sakyti, plačiai prieinami, užsakyti tikrai nėra sudėtinga, nes Vilniuje yra atstovybė, kas gyvena Vilniuje, tai galite ir nuvažiuoti. Aišku, reikia važiuoti su savo jau turimu ID numeriuku. Jeigu tokio neturit, tai galite kreiptis į tą žmogų, kurį pažįstate iš Fitline. Jeigu tokio neturit, galit man bet kada parašyti. Tai aš sakau, turiu dar tokią privilegiją, kuri man labai patinka. Gyvenu visai netoli Vilniaus ofiso. Tai man paimti produktą iš vis užtrunka 5 minutės. Jeigu man kažko pritrūksta, aš
tiesiog, sakau, nulėkiu, paimu ir turiu tą pačią darbo dieną. Taigi tikrai įmanoma įsigyti greitai, patogiai ir, aišku, geriausia kaina būna registruotiem žmonėm, bet jeigu norite tiesiog išbandyti, tai galite įsigyti ir be registracijos. Tai vėlgi, jeigu norit pirkti iš manęs, tai man parašote, jeigu norit iš savo pažįstamo fitlainisto kokio nors, tai irgi galit, kaip jums patogu. Bet produktas tikrai puikus, atkreipkite dėmesį ir būtent dar į šitą Active gelį, nes, sakau, toks derinys bus, jis yra kaip ir sinerginis, ir ypač išorinis ir vidinis, tai tikrai duos maksimalų efektą. Ir jūs, aišku, būtų gerai pavartot, pagert bent jau 3 mėnesius, nes tikėtis stebuklo po savaitės galbūt nereikėtų. Nes mes turbūt daug metų gyvenam ne visai kartais sveikai ir tikrai, kad išsispręs problemos su sveikata labai greitai, tai turbūt nelabai taip greitai visą laiką būna. Reikia išlaikyti tą testinumą, kantrybės ir tikrai džiaugsitės ir gražiais bateliais, be skausmų ir galėsit ir tuos atstumus nueiti, o pasivaikščiojimas iš vis labai geras dalykas. Kai mes turim mūsų gražuolį šuniuką, tai aš visą laiką naudoju progą išeiti su juo pasivaikščioti po mūsų rajoną, tokį gerą atstumą. Tai vat sakau, vartokit, išbandykit, jeigu dar nebandėt ir turbūt iki kito karto. Manau, noriu tiesiog parekomenduoti jau vyresnio gal amžiaus žmonėm, kurie jau turi ir jaučia tas problemas su sąnariais, su kremzlėm. Aš dar kartą noriu pasakyti, aš vartoju vakare Gelenkfitą ir Beauty. Tokį kokteilį pasidarau iš Gelenkfito ir Beauty, bet aš dedu 2 kaušelius Gelenkfito, kelis kaušelius Beauty papildomai ir po Restoreito. Išgeriu Restoreitą, paskui po kurio laiko, gal po pusvalandžio geriu Gelenkfitą, jau labiau į vakarą. O paskui prieš einant miegoti, po vonios ar po dušo, aš vartoju tą želį, išsitepu sąnarius, raiščius, kojų, rankų raiščius, pirštų, ir einu tada miegoti. Šitą procedūrą aš darau ryte, vakare, būtent su želiu. Ir kadangi jau praėjo daugiau kaip pusmetis, aš nusprendžiau pasidalinti, kadangi produktų poveikiu aš dalinuosi tik tai dėl tų produktų, kuriuos pati vartoju ir vartoju ne 1 mėnesį, ne savaitę, o vartoju ne mažiau kaip pusę metų. Taip, kad tikrai pasitvirtinęs produktas, pasiteisinęs produktas, pagerėjo tiek sąnarių būklė, tiek kremzlių, nėra to sustingimo, jau apie girgždėjimą ir pamiršau. Taip, kad labai džiaugiuosi tą būklę, labai džiaugiuosi atradusi šitus natūralius produktus. Labai rekomenduoju jums, nes noriu tiesiog dar pasakyti trumpai, kad gydymas tikrai kainuoja daug brangiau negu profilaktika ir gydymas galbūt duoda ne visada tą teigiamą poveikį, kadangi mes jau kreipėmės į gydytoją pažengus lygai ar jau pasunkėjus, paūmėjus jai. Taip kad būkime sveiki, naudokime papildus profilaktiškai ir lengvai ir drąsiai žygiuokime ir džiaukimės gyvenimu. Taip, ačiū visiems, kas žiūrėjot. Ačiū. Jeigu turit kažkokių komentarų, pastabų, rašykit komentaruose, tikrai visus paskaitysim, atsakysim. O jeigu turi kažkokių asmeninių klausimų, tai galite visą laiką į mane kreiptis. Mano kontaktai visi prieinami, galite tiek per Messengerį parašyti, tiek telefonu ir paskambinti. Ir elektroniniu paštu visi tikrai mano kontaktai mano puslapyje. Taigi, ačiū visiems, kad žiūrėjot, gražaus sekmadienio ir iki pasimatymo. Taip, ir ieškokite aukštakulnių naujų, nes manau, kad tikrai su Gelenkfitu drąsiai galėsit juos savėti daug metų. Taigi, iki.